Sveiki sugrįžę į dar vieną bitkoino apžvalgą ir kaip visada apžvelgsim, kas vyksta su bitkoinu, ko tikėtis, kokius treidus galime matyti artimiausius ir ką galima planuotis ateityje su bitkoinu. Tai gal pradėsiu nuo žemiausių time frame'ų, skalpinimus. Tai turime šitą mini range'ą. Tai šortui validus tikrai yra validus scenarius yra teikautas šitų hajų, tai kažkas tokio ir grįžimas žemiau naked point of control daily, galimybė važiuoti žemyn, tai tikrai labai validus scenarius, swing failure patternas arba fakeoutas ir enteriname tik tada, kai pamatome, kad grįžta kaina į šią zoną, būtent žemiau naked point of control lygio, toks skalpas intradėjus, toks neilgam ne swing tradas, tai jeigu paėmus, tarkim, jeigu entris čia ir high bus čia, tai stop lossas, žinoma, virš high'ų ir galima tikėtis kažkas prie 1:4, žinoma, numinėti. Aš tai kaip dažnai darau, niekada nenustatau tikslaus take profito, kad gal visiškai uždaryti poziciją, tai dažniausiai nuiminėjau dalim, tai tarkim, nuimčiau prie weekly point of control lygio, kitas netoli būtų range šito lauvo ir jeigu matome, kad judame žemyn, tai žinoma, laikau toliau ir uždarinėjau prie tam tikrų suportų, kad žinoma, deriskinti poziciją, kad užsidirbti to profito, bet ir palaikyti, kad jeigu gausime galimybę nuvažiuoti žemiau longui ant VWAP, tai labai gražiai VWAPas susijungia su šitų hajum ir irgi tas pats kaip ir su longais, čia būtų skalpo treidas labiau intradėjus, tai fakeoutas, SFP, šito būtent lowo plus VWAPas ir turime labai validų longo treidą. Tai va, tiek iš tokių skalpo trumpų treidukų, kurie gali ir šiandien įvykti iš tikro. Na, žiūrint į didesnę perspektyvą, tai kaip ir praeitam video sakiau, vis tiek mano pagrindinis longas yra 65 000, labai daug konfluenco visam šitame treide, tai turime ir ten paėmiau, turime ir Fibonacci, ir daily, ir weekly levelius, tai tikrai labai daug konfluenco ir labai didelį win rate tokie treidai turi. Pats esu išbėgtesnės visą savo strategiją, pagal kurią treidinu, tai būtent tiek konfluenco turintis lygis, tikrai labai didelį turi win rate. Na ir žiūrint didesniai perspektyvoj, paėmus all time high, turime tokį rezistansą ir turime kažką panašaus į bump and runs patterną. Žinoma, kad pilnai jis būtų validus, turėtų čia būti toks labiau apvalus. Dabar turime tokį kaip channelį, turėtum tokį kaip kapą turėt. Tai jeigu gauname tos 65 tūkstančius entry, tai gauname šitą validų setupą, tai tikrai yra labai bullish setupas ir galimai net galime pamatyti labai aukštas kainas, nes nuo
7,5 iki ten, tarkim, 90 000 labai turime mažai rezistansą, kadangi tada kaina buvo toks greitas kritimas, jokios konsolidacijos, nieko, tai dažniausiai tokios vietos neturi daug rezistanso ir tiesiog jeigu jau gauname pagreitį, gauname bitkoino stiprumą, tai ne tik bitkoino, bet aplamai iš čarto perspektyvos šnekate, jeigu gauname tą stiprumą, tai dažniausiai toks, koks buvo kritimas, staigus, greitas, tai panašiai būna ir atgal. Turime labai daug order blokų ir visokių neuždarytų dar pozicijų, tai labai buli šitas visas scenarius yra, jeigu žinome, gausime tokį, jeigu gautume šiam 5000, jeigu net laikome šitą, net ir 59 tiktų tūkstančiai ir jeigu tada breikiname šitą visą trendliną, kuris yra nuo pačio all time house, tai tikrai turime labai bullish scenarijų ir galime matyti kainas net iki 100 000. Nesakau, kad matysime all time highs po šito, nes visiškai normalu būtų breikint, važiuoti tik 100 000 ir važiuoti žemyn. Tai nežiūrint Elliott Wavesus, sekundį jungsiu. Nežiūrint Elliott Wavesus, galime turėti 5G, bet gali būti, kad čia tiesiog A, tada bus B, tada važiuosime į apačią ABC scenarius. Tai kol kas tiek, šortų jokių neturiu, nes kaip ir sakiau, kad praeitame video, kad šita zona yra labai daug testuota ir jeigu mes dar gausime stiprybę virš jos bent kažkiek išeiti, tai manau tiesiog ją breikinsim ir matysime aukštesnės kainas ir kaip sakiau, kadangi čia nėra daug rezistanso, tai manau važiuosime žemyn, aukštyn, atsiprašau. Tai dabar tik šiuo metu yra svarbu pagauti longą prieš tą visą kilimą, bet tai nereiškia, kad aš tiesiog dabar čia longinsiu. Kaip visada sakau, aš longinu tik tada, kada kaina krenta, shortinu, kai kaina kyla. Tai mano pagrindinis lygis yra ties 65 000. Jeigu važiuojame žemiau jo, negaunu enterio, kad ir enterins ir mane išmuš, nebus didelės problemos, nes tiesiog treidinimas yra tikimybių žaidimai ir čia žaidė tikimybės ir kai tikimybės tavo pusė yra, turi jomis naudotis ir būtent šiame treide tikimybės yra tikrai mano pusėje. Ir jeigu čia pramušime visgi, matysime iki 59 gal kainas, kol kas dar tikslių lygių nenusistatinėjau, nes tikiuosi, kad pamatysime bounce'ą į viršų būtent ten, o šiuo metu daugiau šortų irgi nelabai matau. Ten kaip ir sakiau, kad jeigu manau, kad mušime šitą lygį, tai tiesiog matysime dar aukštesnės kainas. Tai kol kas tiek, greitai dar prabėgu, tai ir sakiau, turime šitą range'ą, šortas nuo šito range'o fake out'o, SFP'o, longas lygiai taip pat arba fake out'as, arba SFP'as ir turime skalpo šortą į skalpo longą, kurį galime treidinti šitam range'e, nu jeigu breikinam šitą range'ą, tai žinoma galima palaikyti dar bet kurį treidą ir šortą, ir longą ir žiūrėti pagal situaciją ir jeigu enterinsiu pats treidą, tai stengsiuosi iš karto padaryti video, papasakoti kodėl, kaip enterinau ir ko tikiuosi. Tai šiandien tiek, dėkui už žiūrėjimą. Jeigu turit pastebėjimų, komentarų, tai visą laiką parašykit, palikit komentarą ir jeigu turite kažko, ko norėtumėt, gal, žinau, tarkim, apžvelg kokį kitą koiną ar ką, nes šiaip pagrindė treidinu bitkoiną, bet tikrai nėra man sunku ir apžvelg kokį kitą altcoiną. Tai va, dėkui už žiūrėjimą ir iki kito karto.